Tai viskas, kas liko iš Raimondos ir Aurimo svajonių namo. Aprūkęs kaminas, ant kurio vis dar sugrįžta gandrai. Mūsų svajonė buvo turėti kažką savo namelį, savo kiemelį, vaikams, kad galėtų jie nieko nevaržomi po laukelį žaistis. Norėjom kažką. Ir be to, kai gimė antras vaikelis, vieno kambario butėlį mažai vietos, tikrai mažai. Nusprendėm taip, kad keistis. Deja, svajonės teks atidėti tolimesnei ateičiai. Nors su buvusia šeimininkė jauna šeima sukirto rankomis, apsigyventi naujose namuose nespėjo. Sutarėm kraustytis, tai mes tą dieną kraustėmės ir jinai. Tai mes savo baldelius sunešėm, visus daiktus, viską. Dar spėjau užuolaidas pasikabinti, langus nusiplauti. Tenai jos baldus senus išnešėm lauk, savo sudengė mūsų. Tai susitvarkėt namus, o kodėl nenakvojot, kodėl išvažiavot? Todėl, kad norėjom susitvarkyti, aš norėjau apsitvarkyti, nes buvo apleistas namas, su mažais vaikais dar. Tai mes kaip tik čia darbavomės labai su Raimonda, plovėm sienas, mes pietus jau pavalgėm ir Raimondos tėvukas jau čia taip pasidžiaugiam, taip atrodo jau tokia nuotaika, išvažiavom. Ir naktį paskambina, kad dega, jie išvažiavo to jau su tėveliu, o aš pasilikau ir galvoju, kad netiesa, ne jų. Ir kokį jūs pamatėt vaizdą? Dar degė ir nieko jau nebebuvo. Ne, jau buvo užgesinta. Ir nieko nebebuvo. Dar buvo naktis, buvo daug žmonių, gaisrinės mašinų buvo. Toks sąmyšis toksai. Aš atsimenu, kai atvažiavau, ieškojau savo žmonių, savo vyro. Žinot, daug žmonių, nematau. Paskui uošiu šiaip netaip suradau, klausiau, kur susiradom. Buvo užgesinta, viskas, žinot, kaip Alytaus tipo namas, tik pirmas aukštas buvo su plytom pamūrytas, tai tik plytos sienos bebuvo, o viskas viduje jau. Dar gaisrininkai duris laužė, plėšė, norėjo eiti vidų, priežasties ieškoti, iš kur užsidegė. Žinokit, baisu. Aš negalėjau važiuoti ilgai čionai. Paskui, kai atvažiavau jau, ir tai neėjau tenai, tik pasilipau tais laipteliais, pasižiūrėjau. Ir viskas. Viskas, kas buvo pas mūsų tenai, rūbai keli, kompiuteris jų tokie tenai, ir viskas, ir nieko. Nei apsirengti, nei pinigų, nieko. Raimonda, kaip ta nelaimė atsitek, nesuvokė dar pradžio, kad visko netek. Paskiau tik te suvokė, kai jau įgavo depresiją. Tai taip susėdat ir verkė draugė abitvi. Viena verkė, kita verkė. Taip būna. Atrodo, negali pamatyti dukters ašarų, o duktė negali matyti mamos, matyti ašarų. Skaudė nelaimė, kad visko netekti, tiek patys visko unsimokėjimą išsiėmė. Mes juk mums nebuvo iš kur pridėti, irgi vis laik sunkiai gyvenam. Man tai, kad mama labai skaudė, kad patys visko užsidirba ir visko netek iš karto.
kad čia kitiems dar tėvaka pridėt, dar gal kiti apie rytų skaudu ir, bet kad čia patys grina savo rankom, savo visko skaudė, tai man kaip mama, kad sunkiai atrodo žiūrėti į vakus. Visgi du maži vakutėliai ir jų kitieji neteki savo žaislėlių, savo drabužėlių. Palieki grina taip, kaip stovėjai, pas manis buvo tų tarpų tėvaka. Su tas paties drabužėlės. Dar mažasis prasibodis pradėjo net sokti maikutį. Pamačius susigraudinau labai, pradėjau šaukti, ko darau. Nujokau negal, tie paskutinį maikelį suplėšys dar. Tačiau naujukas neliko su vienais marškinėliais. Vos sužinoję apie nelaimę, žmonės nešė padegėliams, kas ką turėjo. Kas drabužius, kas indus, kas patalynę, baldus ar pinigus. Ir mums atvažiavus Raimondo šešuras nuskubėjo gretimą namą parsinešti bulvių. Nors net nespėjome į šiuos namus įsikelti, sako Raimonda, kaimynai visokiojopai mus remia. Gal dėl to, kad patys išgyveno tokią pačią nelaimę. Žmonių gerumas jaudina iki ašarų, viena per kitą kartoja moterys. Viena mergaičiukė net pačią mylimiausią savo lėlytę atidavė. Juk gaisras ir mažųjų žaisliukus visus pasiglemžė. Gal ją apsikabinus draugiai širdelę mažiau skaudės. O vienas kaimyn mergelė atidavė paskutinį savo mėgstamiausią lėlytę. Ir pati vaikas nusprendė, kad reikia atiduoti. Kad tokių nelaimė reikia padėti. Taip, kad pasižiūrėti, graudė žiūrėti. Kad ir vaikas supranta, kad čia jau neteka visko. Ir kaip kad sako, kad nėra gerų žmonių, yra labai daug. Tikrai yra. Kaip jiem atsitika ta bėda. Mano tokia labai gera pažįstama, aš tikrai žinau, kad jinai pensininkė, kad jai, trūks pačiai tų pinigų ir jinai pirmoji atėjo, atnešė 50 litų, mane labai sujaudino. Labai, su žmonių pagalba. Vieni patys tikrai ne. Dar šiais laikais. Tik gerų žmonių dėka Raimonda su šeima dabar jau turi savo kampą. Na ir kas, kad laikini namai buvęs tvartas. Per jo langą galima bent akies kampu į statybvietę dirstelėti ir apie čia iškilsiančius namus pasvajoti. Juo labiau, kad jau parengtas projektas nupirkti blokeliai medieną, bet trūksta tik stogo, langų ir durų. Aurimas su tėvuku jau seniai suplanavo savo vakarus ir savaitgalius. Draugė juk viskas įmanoma, juo labiau, kad į pagalbą vėl žada ateiti draugai. Per kiek laiko pastatysit? Jeigu turėsim stogą, tai jau stengsim. Tai čia pastatyti nėra taip jau sunkiai. Seniau, kas statydavom, tai ten vieną aukštą per kokius, jei nepamelavus, kokius dviese dirbant, per 4 dienas išvarydavo. Tie namukai nebuvo tokie labai dideli jau. O dabar yra didesnė, bet čia nedidelis Alytaus namas. Greitai. Irgi, kaip skaičiau, jeigu taip dirbs šeštadienį, sekmadienį, tikrai, kad porą mėnesių mes padarom. Vien sienas. Paskui medžio darbus, tai aš jau čia ir kojas skaud labai. Tai jau čia laipyti nelabai man išeis. Pamūryt padarysiu. Gal pagaliau ir sūnui nusišypsos laimė. Net nežinau, kodėl gyvenimas siunčia jiem tiek išbandymų, pečiais patraukė Liuda. Iširusi pirmoji santuoka, nuo gimimo ligų paženklinti vaikelį, o čia dar tas gaisras. Visa laimė, kad dabar Aurimas laimingas šeimoje. Nors nelaimės paženklino jų sielas, išbandymai tik dar labiau suartino su Raimonda. Aš tik tiek džiaugiuosi, kad mes visi kartu esam, visa šeima visi kartu. Visi sveiki, visi gyvi. Visą laiką tie išbandymai kažkur sukas aplink juos. Gal dabar pasibaigs, nebebus. Tikėkimės.